Sveiki, su jumis vėl sveikinuosi aš, Vilma. Ir aš, Andrius. Iš kur? Akademija Dominorum. Malonu su visais vėl kalbėtis ir mes čia šiandien turim trečią laidą. Ir po 2 laidų aš gavau tokį, sakykime, ne pastabą mažą iš artimos aplinkos. Sako, viskas gerai, ką jūs čia darot, bet jūs neprisistatėt. Tai aš galvoju, kad čia ir daug kas pradės apie tai galvoti, tai kas jie čia tokie, ką jie veikia. Teisinga pastaba. Labai teisinga. Ir aš pasižymėjau labai apie tave ką pasakyti, noriu pristatyti tave. Tai ilgai nedelsiant ir pristatysiu jums, mėlieji klausytojai, žiūrovai, kas yra Andrius. Tai Andrius Janiukštis, mano kolega, pirmiausiai yra Akademija Dominorum bendraturtis, lektorius, moderatorius, organizacijų vadybos magistras turintis ilgametę praktinio vadovavimo patirtį, dirbant įvairiuose vadovavimo lygmenyse tiek Lietuvoje, tiek tarptautinėje erdvėje. Andrius dirba lektoriumi su vadovais bei jų komandomis vadovavimo, personalo valdymo ir kitomis vadybinėmis temomis. Taip pat moderuoja organizacijų strateginės sesijas bei konsultuoja organizacijas vadybos klausimais. Šalia to, Andrius dar užsiima mokslinę veiklą, tyria organizacijų mikroklimatą, darbuotojų gerovę, psichosocialinę riziką, smurto darbo aplinkoje reiškinius bei rengia mokslinės publikacijas. Ir dar vienas sakinys, kurį labai noriu pasakyti ir pasidalinti su tais, kurie mus žiūri, kurie mus mato, tai apie tai, kaip kalba apie tave tie žmonės, kurie mums teikia grįžtamą ryšį po mokymų. Tai jie sako, lektorius geba sukurti sąlygas, kad dalyviai galėtų jaustis saugiai mokymų metu. Tai va taip trumpai apie tave, kas esi tu. Toksai. Ačiū. Iš tikrųjų, žinai, keista girdėti iš kito žmogaus apie save, nes dažniausiai tenka pačiam prisistatinėti. Tai iš tikrųjų įdomu iš tavęs išgirsti tos dalykus. Bet palauk, aš taip pat turiu keletą žodžių apie tave papasakot. Tikrai? Okay. Gerai. Tai gal pirmas dalykas, kuris yra labai svarbus, tai čia yra Vilma, mano kolegė ir verslo partnerė. Tai tas žmogus, su kuriuo mes jau 4, man atrodo, metus, daugiau negu 4 metus vystom savo veiklą. Vilma yra taip pat studijavusi verslo valdymą. Ir tai nėra tik teorinės žinios. Iš principo, Vilma yra pagrindinis žmogus mūsų organizacijoje, mūsų, reiškiasi, veikloje, kuris organizuoja, vysto tą veiklą. Taip pat studijuoji ir komunikaciją. Taip. Ir matyt, kad ne tik aš, bet ir žmonės iš šalies gali pasakyti, kad tai matosi ypatingai tave sekant socialinėje erdvėje, kad komunikacija ne tik tau tinka, bet greičiausiai ir patinka, nors pataisyk, jeigu klystu. Ir turi taip pat ilgametę vadovavimo patirtį. Tai visi tie dalykai, kuriuos mes čia nagrinėjom, kuriuos mes nagrinėjom sesijose, iš principo tau yra žinomi iš praktikos. Žinau, kad mentoriauji. Mažai apie tai kalbi, padedi ne tik bičiuliams, kolegoms, bet lygiai taip pat žmonėms, kuriuos individualiai konsultuoji. Ir, esi pagrindinis žmogus organizuojant mokymus, organizuojant strateginės sesijas. Tai labai smagu dirbti su tavim, bet aš pasakysiu dar kelis tokius dalykus, ko galbūt ne kiekvienas žmogus žino. Esi tas žmogus, kuris turi savo nuomonę dažniausiai visais klausimais, kuris renkasi tą nuomonę išreikšti, kuris turi puikius, geresnius negu mano organizavimo gebėjimus ir tas žmogus, kuris iš savęs išsireikalauja maksimumo ir to paties maksimumo reikalauja iš kitų žmonių. Tai tiek. Wow. Klausyk, mes čia pamiršom, man atrodo, ko susirinkom. Gerai. Iš tiesų, labai ačiū už tą pristatymą, tokį iš tiesų labai keista klausyti iš kolegos, tai yra iš bet kurio kito žmogaus, iš tikrųjų. Bet
grįžkime prie šiandieninės temos. O šiandieninė mūsų tema yra, kaip pasirinkti dalyvius ir ką turi žinoti bet kuris vadovas, rinkdamasis kolegas, su kuriais susijęs prie apskrito stalo, strateguoti. Taigi, tai mano pirmas klausimas, Andriau, būtų tau. Tai renkantis dalyvius į strateginę sesiją, kaip pasirinkti tinkamus žmonės ir nuo ko pradėti? Pradėčiau nuo dviejų dalykų. Pirmiausiai, tai mes jau esam palietę šitą temą praeitą, man atrodo, mūsų laidą ar pirmąją laidą. Tai ką noriu pasiekti tą strateginę sesiją? Tai pirmas momentas. Dėl to, kad tokiu būdu mes susiaurinam dalyvių sąrašą iki tų, kurių mums potencialiai reikia tai sesijai. Tai, mes kalbėjom, kad sesijų, užmanimų, sesijų tikslų gali būti labai įvairių. Viena vertus, galbūt su organizacijos veiklos strategija nustatyti. Galbūt eiti kovoti, reiškia, su konkurentais. Gal organizacijos viduje susitvarkyti kažkokią tai problematiką ar kurti darbo vietos inovacijas. Tų užmanimų gali būti labai įvairių ir svarbu savo įsivardinti, tai, kodėl mes organizuojam tą strateginę sesiją ir suformuoti savo lūkesčius, ką mes turime ją pasiekti. Tai pirmas žingsnis. Antras žingsnis, kuris mano praktikoje yra labai svarbus ir dažniausiai mes aptariam prieš sesiją, tai kokios kompetencijos mums reikalingos tos strategijos nustatymui. Ir čia siūlyčiau galvoti būtent apie kompetencijas, o ne apie žmonės. Dėl to, kad organizacijų yra įvairiose veiklos srityse, organizacijų struktūra gali būti labai įvairi, tiek platesnė, tiek plokštesnė ir tai reiškia, kad žmogus nebūtinai lygu pareigos. Ar žmogaus kompetencija profesinė nebūtinai lygu pareigos. Ir pavyzdžiui, sesijoje mums gali reikėti personalo vadovo, o jo organizacijų nėra. Yra personalo specialistas ir atrodytų kaip ir galbūt ir nekviesti į strateginių klausimų aptarinėjimą, bet to žmogaus buvimas ir ta personalo specifinės liečiančios žinios mums gali būti labai reikalingos. Marketingistas ar kažkoks kitas žmogus. Ir su personalo mes čia labai susidūrėm visai neseniai, ar ne, kai mums to žmogaus labai reikėjo, nes bendrai susėdę kalba būtent personalo klausimais, kad tai yra viena iš sričių, į kurią reikia kreipti dėmesį. Ir nebūnant specialistų toje srityje, mes galime, atsiprašau užsireiškimą, svaičioti kartais apie tuos dalykus, kurių nėra praktikoje arba kurie yra nerealūs. Ir tam mums reikia sesijoje kompetencijų. Tai kokios kompetencijos yra susijusios su tais strateginiais klausimais, kuriuos mes sprendžiam. O tuomet jau žinoma turim pasakyti, ar turim tos žmonės savo organizacijoje ir kiek jų turime sukviesti į strateginę sesiją. Tai pradėčiau žinoma nuo šitų dalykų. Jo, mano sekantis kaip tik buvo klausimas apie skirtingų sričių ir patirčių dalyvius, tai tu jau iš dalies ir atsakėjai, ar dar papildysi? Kalbant apie skirtingus sričių specialistus arba vienodus specialistus, vienos srities specialistus, čia gal papildyčiau keletą akcentų. Tai vienas dalykas, tai juokauju dažnai ir žinai šitą mano juokelį, kad kiekviena problema organizacijoje turi turėti savo vardą ir pavardę. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, tai problemas organizacijoje arba tikslus organizacijoje nėra taip lengva išspręsti. Ir tam sprendimui sukurti reikalingos skirtingos kompetencijos. Tai kaip kalbėjom prieš tai. Tai būtų labai smagu praktikoje, jeigu žmonės būtų iš vienos srities arba dirbantis kažkokiam vienam lauke, mums labai greitai pavyktų susitarti pačioje sesijoje dėl pozicijų, dėl nuomonių, dėl tikslų, dėl panašių dalykų. Dėl to, kad žmonės dirbantis vienoje srityje yra linkę mąstyti panašiai, matyti tas pačias problemas, matyti galimus sprendimus, ar netgi mąstydami panašiai, jie lengviau susitarė, prieina vienos kažkokios tai nuomonės. O kaip su skirtingais požiūriais? Va čia ir yra iššūkis, vienas iš tokių pagrindinių iššūkių, kad strategijos klausimams spręsti mums reikia skirtingo verslo sričių atstovų. Jeigu paimsime organizacinę struktūrą, dažniausiai tai yra puikus instrumentas mums pamatyti, iš ko susideda mūsų verslas, kokios yra pagrindinės biznio sritys ir kas yra tie atstovai, kurie
greičiausiai ir nuo mano praktikoje, kaip taisyklė ir turi skirtingas pozicijas, nuomonės ir jas reikia kažkaip tai suderinti. Tai šitoj vietoje, iššūkis ir yra vidurkis, o kaip ta nuomonė, visas reikšmingas nuomonės, visas tas reikšmingas tiesas, suvidurkinti, atsiprašau, užsireiškimą. Tai tą mes naudojame įvairius paskaičiavimus, prioritetų nustatymus, matricas, kur, pagal formulės netgi paskaičiuojam, kas yra svarbiau už ką, kad, nei vieno žmogaus balsas nebūtų daug reikšmingesnis negu visų likusių. Aš netgi galbūt šitoje vietoje sakyčiau, vieną labai svarbų man praktinį dalyką noriu pasakyti ir turėtų būti naudinga bendrai kviečiant dalyvius kaip žmonės į sesiją. Vieno dalyvio nuomonė yra lygi vienam balsui arba vienam balui. Taip. Jeigu tu esi puikus specialistas, ekspertas, prisėdėjęs, atsiprašau, metų tam tikroje pozicijoje, save laikai aukšto lygio specialistu, tu vis tiek turi vieno balso teisę arba vienos nuomonės teisę. Ir jeigu šalia tavęs yra 10-15 žmonių, tai tavo balsas yra 1 iš 10 arba 15, ne kitaip. Ir vieno žmogaus nuomonė negali nulemti diskusijos rezultato arba to sprendimo, mes ją turime kažkaip tai sulyginti tam, kad sprendimas būtų apgalvotas iš įvairių pusių. Tai čia toks pagrindinis iššūkis, sakyčiau, jau kviečiant dalyvius. Bet čia gal jau daugiau tu kreipi jau ir į moderatoriaus ekspertiškumą, ar ne? O aš daugiau dar vėlgi paklausčiau tavęs vėlgi dėl tų skirtingų tokių, nuomonių, nes kartais reikia pagalvoti ir apie tai, kad bus kritikos. Bus labai skirtingų nuomonių, bus aštrių diskusijų ir tas, kas iš tikrųjų tik tai tada ir gimsta kažkokie nauji dalykai, teisingai, tik taip ir galima iškrapštyti, iš žmonių idėjas. Tai ar čia irgi svarbu iš anksto numatyti ir įpareigoti galbūt pačius jau žmonės, kad galite susidurti su skirtingomis nuomonėmis, dalyvius lyg ir ruošti iš anksto tokiam dalykui, apie tai pasikalbėti? Aš sakyčiau, kad būtinai reikia kalbėti iš anksto. Tu puikiai žinai, mes, kada organizuojam tyrimus ypatingai, tada, kada organizuojam strateginės sesijas, visada prašom pasikalbėti su dalyviais iš anksto, taip, įvardinant jų ir galbūt atsakomybę, ir vaidmenis, ir sukuriant nuomoniai palankų klimatą, saugų klimatą. Net jeigu reikia, mes patys siūlom pristatyti šitos dalykus, tam, kad dalyviams būtų aišku, koks yra jų vaidmuo, ką jie konkrečiai darys toje sesijoje. Kodėl? Todėl, kad labai svarbu tiesos, skirtingos tiesos, tos skirtingos pozicijos ir jų suderinimas, o ne politkorektiški lozungai. Taip. Aišku, sesijoje aš esu trečias asmuo. Tu esi trečias asmuo. Šalia sėdi kolegos, prieš kurios galbūt nesinori nusišnekėti, atsiprašau, užsireiškimą. Šalia sėdi vadovas, kuris galbūt yra ir savininkas. Šalia galbūt ir akcininkas, jeigu, vadovas nėra savininkas. Tai, tą savo nuomonę norisi pateikti pačiu politkorektiškiausiu, reiškiasi, būdu tam, kad kažkaip tai nepadaryti žalos savo statusai ar įvaizdžiui. Ir atvirumas iš ties yra iššūkis. Tada, kada mes renkamės kalbėti formaliai, o ne realiai. Ir tada žaidžiam žaidimus, surašom tuos dalykus, kuriuos reikia, ir tada einam žaisti tų žaidimų į darbą. Negalima taip. Jokių būdų negalima taip. Ir šitoj vietoj aš mėgstu provokuoti auditoriją. Mėgstu žaisti su jais, mėgstu įtampą. Ir jeigu reikia, mes galim pakonfliktuoti, pasigrumt, aštriau padiskutuoti lygiai taip pat, jeigu visų to reikia, kad mes nusimtumėm tas politkorektiškas kaukės, kurias kartais taip smagu užsidėti ir už jų pasislėpti, bet kad kalbėtumėm apie tiesą. Taip, ir taip išlenda, ir paskutinių mūsų irgi strateginių sesijų metu buvo, ar ne, pertrauka. Taip. Ir girdim, kaip dalyviai kalba. Tai kodėl jie nekalba, mes susirinkimo metu kalbėjom ir apie tą, ir apie antrą, ir apie trečią. Ir sako, ir galvojom, kad jau čia dabar tai jau ir pasakys. Ir susirinkam ir, ir nėra tų idėjų tokių, ar ne? Reikia įdėti labai daug darbo, labai daug pastangų, provokacijų, panašių dalykų, tam, kad pradėtų skambėti tiesa, kartais nemaloni, kartais aštri tiesa.
Bet įdėjus tas pastangas, išsiprovokavus sesijoje, aš dažnai juokauju sakydamas, kad jau geriau mes pasipykim čia, bet pakalbėkim taip, kaip iš tikrųjų yra, o ne pykimės už sesijos ribų ofiso koridoriuose, arba jau geriau dalyviai pyks ant manęs, galbūt, kaip objekto, kaip trečio žmogaus, bet mes kažką sukursim naudingo, kažką tai vertingo, kas galėtų pakreipti tą organizaciją norimą linkme. Tai tos įtampos iš tikrųjų būna ir svarbiausia, kad kalbėtumėm apie tas skirtingas tiesas, kurios yra subjektyvios, kurias mes vidurkinam, vėlgi atsiprašau už barbarizmą ar išsireiškimą, bet svarbu, kad tos tiesos būtų iš tikrųjų tokios, kokios realiai organizacijoje yra. Jo, ir čia pavyzdys buvo visai neseniai mūsų, kaip irgi viena dalyvė labai atvirai, irgi tokį tarsi, kaip kozerį metė, bet kaip viskas pradėjo, supranti, išsivynioti iš to, nes visi tarsi nuščiuvo, bet nieks nedrįso pasakyti tos tiesos, nepatogios tiesos, bet išsakius ją, toks tarsi siūlo galą būtų davusi visai kompanijai tai susirinkusiai ir tada pajudėjo visas procesas. Tai iš tikrųjų tas, tą, ką tu kalbi, atvirumas jis yra labai, labai svarbus. Tvarkoj, gerai, mes čia labai taip nuėjom jau ir į gylį. Ir mano nuomonė, dar vienas momentas, kuris yra labai svarbus renkantis dalyvius, kad vadovai, akcininkai, nesvarbu, kas organizuoja strateginę sesiją, jie dažnai galvoja, ir tai normalu, kad dalyvių pagalba rasim kažkokias skriptis naujas, ar ne, rezultatams siekti. Bet ar turi jie taip pat numatyti, kad tą, ką jie pasieks strateginės sesijos metu, jiems reikės suteikti įgaliojimus visą tai daryti, nes šitoks gaunasi mainai, teisingai? Tai yra svarbu irgi, kad būtų apie tai irgi pagalvota prieš strateginę sesiją. Žinai, mūsų praktikoje nutinka kartais tokių tragikomiškų situacijų arba pasisakymų iš dalykų. Jūs sugalvokit, o tada mes pažiūrėsim, kaip tą padaryti, arba padarysim, arba sakom, akcininkai tegul nusprendžia ir pasako, ką mums daryti, ar valdyba tegul nusprendžia, ką mums daryti. Ir jau kai valdyba pasakys, tada jau mes sėsime prie stalo ir galvosime, kaip čia visą tai įgyvendinti. Ne, apie tai taip pat reikia kalbėti prieš ir apie tą atsakomybę ir apie antpečius lygiai taip pat arba galę įgyvendinti strategiją arba galę strateginėje sesijoje kalbėti apie dalykus, kurie man kaip vadovui arba to verslo dalies savininkui ar, sakykime, taip pat atstovui rūpi labiausiai, būtina pasikalbėti jau prieš pačią sesiją. Ir čia galbūt svarbus dalykas tas, kad mes nepriimsim atsakomybės po nutilėjimu. Jeigu kalbant apie atsakomybę. Ir jeigu liepsi žmogui prisimti atsakomybę už jo žodžius ar jo veiksmus, tai liepti žinoma gali. Taip. Bet nebūtinai tas žmogus tą atsakomybę prisijims. Tai savo praktikoje, ką pastebiu, kad tada, kada mes sekam strateginės sesijos procesu, atsakomybė ateina tada, kada patys dalyviai jaučia, kad tai, ką mes kalbam, tai, ką mes gryninam, veikia arba yra aktualu jiems patiems, sava. Tada, kada mes gerai pažvelgiam į, arba tinkamai, sakykime, tai pažvelgiam į esamą situaciją, galbūt išorę organizacijos, tada, kada tie dalykai aktualūs, realūs, tada, kada mes sugalvojam strateginės kryptis, kuriomis verta eiti, kuriomis iš tikrųjų gali sukurti pokytį jiems patiems, tiems verslo dalių atstovams. Kada tikslai, uždaviniai, kuriuos mes sukuriam, iš tikrųjų yra realūs, įgyvendinami ir mūsų tikslai, kuriuos mes manom, kad verta įgyvendinti. Tai tada ir atsiranda ir įsipareigojimas, tada atsiranda ir atsakomybė, ir antpečiai arba galia tą įgyvendinti yra absoliučiai būtinas dalykas, kad nereikėtų numesti atsakomybės vadui, atsiprašau, ar akcininkui, savininkui, ar valdybai. Žinoma. O sakyk, susidūrė su kažkokiamis klaidomis organizatoriai strateginių sesijų, ar ne? Daro kažkokių klaidų, rinkdamiesi dalyvius? Jeigu taip, tai gal turi kažkokių pavyzdžių? Gal
kelias grubiausias, tokias pasakysiu, kurias pastebiu. Viena, tai yra nepakviesti į sesiją tų žmonių, kurių reikia. Na, nuo ko mes ir pradėjom. Tai iš tikrųjų, būna taip, kad sesiją mes liečiam personalą liečiančius klausimus, ar marketingą, sakykime, taip liečiančius klausimus, tada, kada nuskamba pasisakymai, kad mes gal neturime brando pozicijos, galbūt pas mus yra blogai su socialiniais tinklais, su išorinė komunikacija, sakykime, taip, socialinių tinklų komunikacija ar su viešaisiais ryšiais. Bet kuris klausimas, kuris mums svarbus sesijoje, turi turėti kompetitingą atstovą, taip, kuris mums gali suteikti specialias žinias. Ir jeigu tų specialių žinių nėra marketingisto, nėra personalo, gamybos vadovo, finansininko ar tą sritį atstovaujančių žmogaus, mes netenkam vertingos informacijos, kurdami sprendimus. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kai eisim įgyvendinti, kils problemų. Taip. Ir būtent tada dažnai įmonės kreipiasi į išorinius konsultantus, kurie suteiktų žinių kompensuojant tą sritį. Kitas dalykas, labai grubi klaida būtų kviesti tuos dalyvius, kurie nenori būti sesijoje, kuriem nereikia tos sesijos, kurie kankinasi tenais ir kurie ten yra nereikalingi. Viena vertus, žinoma, kartais nereikia kviesti į vieną ar antrą dieną kažkurių tai žmonių, nes jie tiesiog neatneš to indėlio, kuris mums reikalingas. Kaip po pavyzdys, turėjome situaciją, kada akcininkai dalyvauja kuriant strategijas, jas vertinant, bet taktinio veiksmų plano dalyje jų jau kaip ir nebereikia. Čia jau yra aukščiausios grandies vadovų klausimai, kuriuos daugiau grynina jie. Bet žinoma, būna kartais ir taip, ir čia sakyčiau, blogiausia situacija yra, kada dalyvis sėdi, sukryžiavęs rankas, visą sesiją piktas, nepatenkintas ir žiūri piktai į visus. Ir dar blogiau kartais tą pyktį įgarsina karts nuo karto, tokiu būdu, išmušdamas visus iš vėžių. Tai pats žmogus kankinasi, kitiems žmonėms gaunasi, daug. Tokio negatyvo ir kenkėjo. Žinom. Toks parazitas toks šiek tiek gaunasi. Įdomus apibūdinimas. Toks parazituojantis šiek tiek jisai gaunasi. Taip gaunasi. Tiesiog apkrečiam tas idėjas, kurios gali būti vertingos, kažkokiais tokiais visai šalies negatyviais dalykais. Ir gal paskutinis dalykas, kurį pastebėčiau šitoj vietoj, tai fenomenas, kurį matau, su kuriuo susiduriu, tai savo nuomonės ir savęs ypatingas sureikšminimas, kada man kaip dalyviui yra svarbu aš ir mano nuomonė, o ne sutarti bendrą rezultatą. Tai tas taip pat dažnas palydovas strateginių sesijų ir žinoma įdomu ir kartais tenka išnaudoti absoliučiai visas kantrybės galimybės, leidžiant dalyviams pasipykti dėl vieno įrašo, ar trejetų, ar ketvirtų mes šitą įrašą vertinam. Ar 9 ar 10 pozicijoje šitas įrašas turi būti prioritetų lentelėje. Ir viso to reikia. Ir reikia leisti pasipykti dalyviams dėl to, tam, kad tas reikšmingumas sumažėtų eigoje sesijos ir atsirastų daugiau noro susitarti visgi savo nuomonę, priderinti prie kitų žmonių, žinant, kad aš turiu tik tai vieną balsą, bet taip pat žinant, kad tas balsas yra svarbus, kuriant bendrą sprendimą. Ar tai būtų strateginė kryptis, ar tai būtų vidaus išorės vertinimas, ar tai būtų tikslai, uždaviniai, ar bet kokie kiti klausimai. Tai kuo daugiau noro susitarti su kitais, priderinti savo nuomonę ir mažiau reikšmingumą, tuo rezultatas, sklandesnis, sakykime, taip sklandžiau prieinam prie to. Ir greičiau rezultato. Tuo pačiu. Ir greičiau, be jokios abejonės, nes daug laiko praleidžiam kartais kitiems įrodinėdami savo tiesesnę tiesą. Tikrai taip. Tai viskas šiandien, ką norėjau tavęs paklausti, o mėlyjams žiūrovams ir klausytojams noriu pasakyti, kad jeigu neatsakėm į kažkurį klausimų, kurį jūs turite mums, kviečiu po šiuo video parašyti mums ir mes tikrai atsakysime, jeigu tai yra šios temos ir mūsų kompetencijų ribose. Tai ačiū visiems labai ir iki kitų kartų. O kitą kartą mes kalbėsime apie ką? Apie strateginių sesijų tikslus ir uždavinius. Strateginės drausmės visiems linkiu. Ačiū labai.